Mėly neringiškiai, sveiki. Aš Matas Asauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Sezonas jau tikrai baigėsi, galima šiek tiek atsipūsti, bet reikalai dėl to nestoja. Todėl pristatau jums savo spalio mėnesio veiklos ataskaitą. Ferverkai per šventes grįžta į Neringą. Ir manau, kad tai yra blogas sprendimas. Iki šiol galiojusi tvarka, ribojusi ferverkų naudojimą, buvo viena progresyviausių ne tik Lietuvoje, bet ir Šiaurės Europoje. Atspindėjo atsakingą požiūrį į aplinką, gyvūnų gerovę bei darnią aukštesnės kokybės turizmo kryptį. Nors ne visada šios tvarkos buvo laikomasi, tačiau pažeidimų vis mažėjo ir atrodo žmonės jau buvo bepriprantą, jog ferverkai nebesiderina prie Kuršių nerijos. Kolegos bandė sakyti, kad Neringos gyventojai pasilgo ferverkų ir prašo jos grąžinti, tačiau projektas į tarybą atėjo pagal registruotų lobistų įmonės, o ne gyventojų prašymus sugrąžinti pirotechniką. Taryba pamiršo ir pernai organizuotą apklausą, kurioje didžioji dauguma aiškiai pasisakė, kad ferverkai Neringoje nereikalingi. Ir apskritai ferverkų grąžinimui nėra jokio racionalaus argumento. Turizmui jie nėra būtini, renginių kokybė nuo pirotechnikos nepriklauso, žala gamtai, gyvūnams ir žmonėms yra aiškiai ir moksliškai pagrįsta. Visiškai suprantu, kad kai kuriems žmonėms jie yra gražu, bet yra ir kitų tvaresnių alternatyvų, kuriančių šventinę nuotaiką. Pavyzdžiui, sinchronizuotų dronų šou. Ir Neringa turėjo puikią progą rodyti pavyzdį šią tvarę kryptimi. Ankstesnė ferverkų draudimo tvarka buvo strategiškai teisinga. Ji rodė brandą, atsakomybę ir progresyvų požiūrį į vieną jautriausių Lietuvos vietovių. Gaila, žengėme žingsnį atgal. Grįžimas prie ferverkų tai ne progreso ženklas, o praeities klaidų kartojimas. Neringa turėtų būti pavyzdžių Lietuvai ir pasauliui. Rinktis tvarias, gamtą tausojančias pramogas, o ne trumpalaikį, triukšmingą efektą gamtos sąskaitą. Neringos miestas turi tęsti inovacijų ir skaitmenizacijos kelią. Noriu pasidžiaugti, kad Neringos gimnazijoje jau kuris laikas veikia internetinė treniruoklių salės rezervacija. Tai reiškia, jog tiek rezervuoti, tiek ir patekti į štanginę galima be jokių žmogiškųjų išteklių įsikišimo. Kadangi patekimas yra pilnai skaitmenizuotas, salę būtų galima naudotis nors ir visą parą, todėl galima ir reikėtų ilginti šių paslaugų darbo laiką, nes šiandien jį dirba tik iki 20 valandos. Toks pats skaitmenizuotas patekimas yra ir mini golfo kompleksą Nidoje. Puiku, bet įrangos nuoma dirba iki kiek? 17-18 valandos. Iki tol, kol kažkas dirba sporto mokykloje. Nors vasarą šviesu būna iki 10 valandos vakaro. Inventorius galėtų būti nuomojamas per specialius aparatus, tokius, kokie yra ir padelio aikštynuose. Jeigu turime paslaugą, prieinamumą privalome maksimizuoti. Galimybių tikrai yra. Reikia tik išradingiau jas pažiūrėti. Noriu pasidžiaugti, kad miestelėnai pakankamai aktyviai antradieniais ir ketvirtadieniais renkasi sportuoti. Palyginus su pernai metais atsirado ir naujų veidų, kas yra labai smagu. Noriu pakviesti dar aktyviau ateiti sportuoti. Kita pusė aikštės yra visada laisva. Ateikit su vaikais, pamėtyti ar paspardyti kamuolį, palakstyti, o gal užsimanysit ir krepšinio mačą sužaisti. Net jeigu ir nelabai mokat, nesvarbu. Mes irgi nežaidžiam kaip Tadas Sidekerskis. Jūs tik ateikit. Juk net ir tamsi lapkričio savaitė prašviesėja, kai jos eigoje laukia koks nors pramaniukas. Mažiau tingulio ir daugiau drąsos.